Sveiki, čia Diana Zarumskinė, jogos ir savęs pažinimo mokytoja, vidinės būsenos transformatorė, emocinės gerovės mentorė. Kaip kam tai būtų patogiau. Ir šiandien yra išbandymas mano perfekcionistės. Norėjau daryti iš anksto suplanuotą webinarą, tačiau yra kaip yra. Ir, ir geriau yra atiduoti žinias, negu jas sulaikyti ir kaip aš juokiuosi. Taip, aš galiu pasiduoti aplinkybėm ir atidėti tai iki, pavyzdžiui, niekada. Arba tiesiog atiduoti tai, ką noriu atiduoti šiandieną. Beje, kol dar įsivažiavau į temą, noriu padaryti mini reklamą. Žiūriu, yra ir Simona pasijungusi. Fotosesijoje aš iš Simonos pasiėmiau menas be ribų, pasiėmiau papuošalų ir kadangi ne viską galiu įsigyti, tai atsirinkau šį bei tą ir dar vis galvoju, ką dar pasilikti. Tai šiandieną užsidėjau tokius labai mane puošiančius karoliukus ir jie yra Klaipėdoje. Jeigu kas nors norėtumėt, gal galit pasimatuoti ir pasilikti, kad nereiktų jų siųsti atgal Simonai. Tai o gal ką žinau, taip gražiai atrodo, gal reikia pasilikti. Tai šiandieną aš buvau pažadėjusi, kad pašnekėsiu apie tai, kaip surasti savo vietą. Ir savo vietos nereikia ieškoti, į ją reikia tiesiog sugrįžti. Man patiko vienos moters išdėstyti etapai ir va šiais etapais aš pasidalinsiu. Nes klausydamas į jos, aš suprantu, kad būtent taip aš ir veikiu, būtent tai aš ir darau. Tik tai gal jį įžodino kitais žodžiais ir pažiūrėsiu, kaip man pasiseks man įžodinti. Kuo toliau gilinuosi į konsteliacijų metodą, į šeimos sisteminį išdėstymą, tuo labiau suprantu savo tą vertybę nuolat tobulėti ir nuolat keistis, nuolat kažko mokintis naujo. Aš suprantu, kad tai yra už visas, nežinau, mano giminės sistemas, už visas kartas, už mano pačios reinkarnacijos, kada žinios, mokymasis buvo uždraustas, buvo negalimas. Arba už tas žinias, už tam tikras žinias buvo baudžiama ir turėdavai arba jų atsisakyti, arba skaudžiai sumokėti. Tai dabar man atrodo, kad aš negaliu nustoti mokytis ir dar labiau negaliu nustoti dalintis. Už visus tuos kartus, kai negalėjau. Ir už visas tas kartas, ir už visus tuos giminės sistemos žmonės, kurie neišnaudojo savo potencialo, neišnaudojo savo talentų, neišnaudojo savo žinių. Ir atrodo, kad dabar aš turiu išpilti, atiduoti ir su kažkokiu kaupu ir dar galimai galiu ir nesuspėti kažko nuveikti, padaryti ir kažko sužinoti ir kažko išmokti. Kuo daugiau gilinuosi į save, tuo labiau suprantu, kad manyje vyrauja tas toksai, turiu išmokti, kažką sužinoti, tam, kad padėti kitam susitvarkyti tam tikrą chaosą, galvoje greičiausiai, ir įvesti tam tikras tvarkas, atrasti sprendimus. Ir man nuo to yra labai skanu, labai savim tada aš jaučiu prasmę, kai aš galiu padėti iš chaoso įeiti į taiką, žinoma, su savim. Tai dabar žmonės vengia problemų, o turiu pasakyti, kad didžioji dauguma žmonių mes ir gyvename problemų sprendime, problemų rutulyje. Mes būna, kad pavargstame, būna sunkesni etapai pas mus ir mes prarandame norą, viltį, pamirštame savo svajones per kažkokius sunkumus. Ir mūsų veda nebe tos svajonės, o problemos. Kiekvieną dieną mes turime dėl ko atsikelti. Kiekvieną dieną mes turime būti kažkokiame santykyje su kažkuom. Vien tam, kad spręstumėm problemas. Ir mes galime žiūrėti dvejopai. Ir vėl man problemos, ir už ką tai man. Arba galime galvoti, wow, tai gyvenimas nori tęstis, gyvenimas nori gyventi. Ir jisai man siunčia instrumentus,
per ką aš galiu pasireikšti, per ką aš galiu gyventi. Tai jeigu tai yra problemų sprendimas ir jeigu mane su kitu asmeniu riša, ar su kitais asmenimis riša problemų sprendimas, tai valio. Tai tokiu būdu aš galiu pasitarnauti, tokiu būdu aš galiu būti naudingas ir tokiu būdu aš atrandu prasme kiekvieną dieną atsikelti ir išspręsti kažkokią problemą ar klausimą. Tai už tai irgi mes galime būti dėkingi ir, ir suprasti, kad šiuo metu yra taip, kad šiuo metu man geriausia yra turėti tiek problemų, kad aš galėčiau jas spręsti ir jausčiausi vertingas ir reikalingas. Kitas etapas yra, kai mes turime tokias didelės svajonės, kad jos yra didesnės už mus ir kad juose telpa dar ir kitų žmonių svajonės. Ir jos yra tie didieji, kodėl? Ir jų užtenka mums ilgiau, ne tik, kad, žinot, papusryčiavau ir iki vakarienės vėl esu alkanas. Tai mums reikia tų didesnių tikslų, didesnių savo kodėl, kad net ir atėjus sunkumams, aš žinočiau, kodėl aš darau ir užsiemu tokia veikla, kodėl man tai yra svarbu, kodėl mano kažkokios vertybės mane veda daryti taip ir ne kitaip. Tai faina yra žengti paskui savo svajones, keliauti paskui jas ir tuo būdu įgyvendinant jas padėti įgyvendinti ir kitiems tam tikrus savo norus, svajonės, poreikius, žodžiu, patenkinti. Na ir yra tas didysis toks, kaip misija yra, na, dažniausiai tai būna tokie pasaulinio lygio žmonės, kur visi juos žino, kaip Mama Teresė, popiežiai, Dalai Lama, kurie turi tokias didelės misijas, kad jie apima visą pasaulį. Tai būkime tokie dideli, kad apimtumėm visą pasaulį, nebijokim, nesimažinkim, o tam, kad nebijotumėm, jaustumėm savo stuburą, būtumėm įsišaknyję, mums ir reikia pradėti nuo savo šaknų. Žodžių žaismas buvo, bet jisai teisingas, nes būtent uodegikaulyje ir lytiniuose organuose ir yra mūsų šaknies centras, energetinis šaknies centras iš jogos. O jeigu šiaip žiūrėti, tai vat, paprastas dalykas, ar ne? Tai ten, kur yra mūsų, per kur mes įsišaknyjame. Įsišaknyjame per gimimo datą, gimimo valandą, gimimo vietą, per savo tėvus. Tie, kas turi, pavyzdžiui, juos augino ne tie, žodžiu, ne biologiniai tėvai, bet, pavyzdžiui, buvo įvaikinti, arba vienas iš tėvų buvo pradėjimo momente, o paskiau jo nebuvo. Tai vis dėlto DNR ląstelė yra būtent ta, kuri buvo užmezgimo momente. Tai 100% DNR gavome iš savo tėčio ir 100% iš mamos. Tai tada, kai mes pradedame ginčytis su likimu ir sakyti, kad man šitie tėvai netinka, jie niekam tikia ir netokie, kokio aš noriu, mes jausti savo vertės, savo stuburo, savo šaknų, iš principo nelabai galim. Ir tada mes pradedame ieškoti, o kas aš esu. Tai žinoti, kas aš esu, labai padeda žinojimas, kada gimiau, kas mano tėvai, kurioje vietoje. Ir netgi, kai klausia iš kur tu, kuomet sakai, kad esi, pavyzdžiui, Vilnietis, nors iš tikrųjų tu gimei Klaipėdoje, o Vilniuje gyveni tik tais 2 mėnesius, tai yra tas noras toksai pabėgti, ar ne, nuo savo šaknų. Tada visi šitie dalykai, ar ne, tie lojalumo nematomi saitai, čia jau yra iš konsteliacijų, iš sisteminių modelių, kai mes atkartojame savo tėvų, protėvių, senelių, prosenelių 7 kartų likimus. Jeigu mūsų kartoje nebuvo, pavyzdžiui, išsilavinusių moterų, tai aš irgi iš lojalumo galiu savo neleisti būti išsilavinusi. Kažkas gali būti, kad, pavyzdžiui, nusižudė senelis, kas yra daug, ar ne, mūsų senelių, prosenelių, iš kažkokio beprasmybės, buvo karas, pokaris, buvo įdomus laikai ir buvo savižudybė, apie ją buvo nutylėta. Gimsta anūkas, auga ir staiga jis pradeda jausti depresijos požymius. Tai kartais tos nutylėtos paslaptys turi būti pamatytos per dabar esančius gyvuosius, kad tiem gyviesiems nereikėtų kartoti likimų.
Tai vėl, tai yra ne apie tai, kad, o, koks aš vargšas, nes aš ne toj giminėje gimiau, o apie tai, kad aš vertinu savo šaknis. Ir jeigu mano šaknis yra resursinės, vadinasi, ir aš esu resurse. Ir su dėkingumu, ir su pagarba pripažinti protėvių, tėvų, senelių, prosenelių patirtis ir tokiu būdu gauti jų palaikymą. Arba kartoti likimą, padaryti taip pat, ypatingai kai mes sakome, jau aš tai nebūsiu kaip mama, jau aš tai nebūsiu kaip tėtis, aš tai taip nesielgsiu. Deja, dažniausiai mes galvodami, kad elgiamės visiškai priešingai, likimą pakartojam tokį patį. Tada ten laukia berniuko, bet gimė mergaitė. Ir žmogus gyvena gyvenimą ir toks nesupranta, ar tai aš esu vyras, ar tai moteris. Tokios vietos, ar ne, būna. Ir pradedam atsisakinėti, ar ne, savo lyties. Tada mums reikia kažkur ieškoti moteriškumo, kažkur ieškoti vyriškumo. Kartais atsisako žmonės nuo savo vardo, kartais nuo pavardės. Vardą savo iškreipia, ar ne, tenais būna kokia Laimutė, o ten sako, ne, aš ten Laima, arba iš viso buvo kažkokia Kristina, o užsimanė tapti Marija. Tai atsisakymas vardų. Sakymas, kad aš neturiu tėvo ar mamos. Žodžiu, nuo savo giminės, nes mano ten giminiai vien tik tais to, ten alkoholikai, ten mano giminiai vien tik tais ten tokie. Ir aš neva tai jau esu kitoks, ypatingai žmonės, kurie pradeda eiti, sakysim, sąmoningumo keliu, dvasingumo, aš tai jau ne pijokas, aš tai jau čia ne nesavalgis, aš tai jau visoks kitoks ir jisai peržengia į kitą žingsnį, tai yra puikybės karūna, kuri spaudžia galvą ir pradeda daryti irgi savo paslaugas. Tai ta puikybės, vėlgi, ar ne, praėjimo taškas ir yra susitvarkyti su savo ego, susitvarkyti su savo puikybė, nes puikybė jinai slepiasi ir po kuklumu, oi ne, man tai nereikia, jūs paimkite. Ir su persidirbamu. Aš šiandien visas toks, žinai, aš čia viską atiduosiu, aš pasiaukosiu, aš čia griūk mirk padarysiu. Tai yra puikybė didžiulė. Neprašyti pagalbos, o save nuvaryti kaip, žodžiu, nuvarytus arklius. Taip, tai ir būtent, ar ne, kai pradedame galvoti ir keisti, tokia istorija buvo, pamenu, kai sako, vat, tai man tiek daug duoda mokytojas, o mano tėvai tai va tik tai sunervina mane. Tai čia yra tik tais ženklas, ar ne, grįžk į savo vietą, atsistok, būk žemiau savo tėvų, nes tu atėjai vėliau į gyvenimą ir nepradėk jų perauklėti. Jeigu tu norėsi perauklėti savo tėvus ir sakyti, vat mano mokytojas tai kažkoks labai labai išmintingas, o jūs tai esate apie nieką, tai būtinai gausim per kepurę. Turėsime išbandymų darbuose, su valdžia, su pavaldiniais, su apkalbom kažkokiom, su tavo statuso paties nepripažinimu. Nes tu sakai, kad tavo, ten sakysim, pavyzdys, ar ne, tai yra, kad tavo tėvai apie nieką, o ten kažkas yra pastatytas ant piedestalo. Tai tada, kai mes auklėjam savo tėvus, kai mes norim perdarinėti savo tėvus, tai yra ir puikybės elementas, didžiulis ego ir vėlgi yra tas grįžimas į sistemą. Tai reiškia, kad aš nestoviu savo vietoje, aš nesu duktė, aš netlieku dukters arba sūnaus funkcijos, o aš atlieku savo senelių funkciją, pradedu auklėti savo tėvus. Ką turėjo padaryti jie. Tai puikybės, ar ne? Ir iš viso, jeigu tai pagalvoti, tai daugelis situacijų yra tokios, kad nelabai žmogus, ar ne? Taip mes aš kaip žmogus, su savo savybėm, su savo charakterio duotybėm, su savo įgūdžiais, išmokstais dalykais, su savo talentais, galiu kažką daryti, kas nuo manęs priklauso 100%. Situacijos, ar ne? Nekenkti kitiems, o kaip tik savo talentais pasitarnauti kitiem. Bet rezultatas, buvimas, kodėl esu toje organizacijoje ar ne kitoj, kodėl esu toje bendruomenėje, ne kitoj, kodėl dabar pas manim vyksta tai ir ne kitaip, nelabai kartais nuo mūsų priklauso. Yra daug didesnis planas ir kai mes suvokiame, kad yra kažkas galingesnis už mus, kuris planuoja 1000 metų į priekį, kas vyks, ko žmogaus protas nesugeba suplanuoti, tai nusiemi irgi tą karūną, kad aš esu Dievas, Dievo pozicijos ir supranti, kad yra kažkas didesnis, kuris planuoja, tu esi tik tais įrankis
Ir tavo užduotis yra, kad tas įrankis būtų švarus, kad tas įrankis būtų sveikas, kad tas įrankis būtų, na, skaidrus, teisingas. Tik tai tame yra tavo atsakomybė ir tu darai 100% savo, ką gali padaryti, o jau už rezultatus neprisiriši prie rezultatų, o rezultatai jau yra tokie, kokie yra. Ir tai nereiškia, kad tu nenori geriausio. Gerai, toliau yra elementas beprotybės. Mes atrodo, kad viskas turi būti paremta logika. Logiškai išmastyti, logiškai, strategiškai sudėlioti. Aš jokių būdų nesu už tai, kad neturi būti strategijos, bet aš esu ir už tai, kad mes turime ir pasinaudoti ir savo intuiciją, ir savo jausmais. Mums kartais atrodo, kad jeigu aš nuspręsiu, kad aš nenoriu jausti negatyvių jausmų, nenoriu jausti agresijos, pykčio, nepasitenkinimo, nenoriu ten liūdesio, nuovargio, nemeilės, nusivylimo, jeigu aš nenoriu jausti šitų jausmų, o tik noriu būti pozityvia, džiaugsminga, mylinčia, kad mane mylėtų, visada pakilime. Tai yra didžiulė iliuzija. Tai reiškia, kad nebūsi tu, nejausi nei to, nei ano. Nes jeigu mes nenorime jausti tų vadinamų negatyvių jausmų, mes nejaučiame ir tų pozityvių jausmų, nes mes save užblokuojame. Ir yra daugybė netgi ir praktikuojančių žmonių, kurių širdys yra uždarytos. Jų praktikos yra labai asketiškos, labai intensyvios ir jos dar labiau pasitarnauja širdies uždarimui negu atverimui. Tai susitikti su savo beprotybę, susitikti su beprotybė, nu, ta prasme, ne iš proto, o iš širdies. Leisti intuicijai vesti. Tada, kai tau kažkas sako, ne, dar taip niekas nedarė ir taip neįmanoma, bet tavo vidus sako, kad daryk. Nuleis pasitikėti tuom. Kartais, vat, logiški sprendimai gaunasi iš logikos, nelogiški iš nelogikos, iš kažkur kitur jie ateina. Ir nelogiškai pasielgti, būti netokiu kaip visi, jausti mūsų visuomenė yra pavojinga. Ir daugelis mūsų iš tikrųjų to savo nebeleidžiame. Ir norime viską paaiškinti, būti labai logiški, struktūruoti, disciplinuoti, visokie kitie, visa tai yra labai gerai, bet kai tai yra balanse, su atsipalaidavimu, su priėmimu to, kas vyksta, visko, kas vyksta gyvenime, ir šilto, ir šalto, ir su to pamatymu, kad gali būti ir taip, kaip man šiandieną. Vat, norėjau vienaip, o technika sako, ne, taip nebus. Daryk su tais resursais, su kuriais turi. Ir darau su tais resursais, su kuriais turiu. Kas gausis, nežinau, pamatysiu vėliau. Gal reikės ir perdaryti. Tai lygiai taip pat mūsų giminės sistemose, vėl grįžtant, ar ne, prie giminės sistemų. Tose giminės sistemose mūsų irgi yra, ne, ir išprotėjimo atveju. Aš turiu pripažinti, aš labai ilgai bijojau išprotėti. Labai ilgai. Aš jausdavau va šitą baimę. Mokytojai mano taip ir sakydavo, Diana, tai nėra tavo baimė, tu jauti kažkieno. Ir mūsų giminės sistemoje tikrai buvo išprotėjimo atveju ir ne vienas, ypatingai kai aš pradėjau daryti genogramas, gilintis, kas tenais buvo, tai ten tikrai yra tų atvejų. Ir pripažinti, pamatyti, pripažinti ir nesmerkti, o kaip tik padėkoti, kad vat, jie paėmė tą buvimą ir šitoje būsenoje ir kiti yra išlaisvinti iš to, tai irgi yra didžiulė dovana. Bet ką noriu pasakyti? Eiti link, leisti savo jausti. Esminė žinutė šičia, kad susitikti su savo beprotystę, susitikti su savo genijum, į savo genijaus zoną nueiti tada, kai mes papuolame kažkokią srautinę būseną. Ir tada, kai mes tiesiog leidžiam jausti ir darome iš jausmo. Dar kartą pasikartosiu, tai nereiškia, kad mes neturime, netgi ir turėdami didžiulės svajonės, neturime turėti strategijų, ar ne, kaip tai nueiti. Bet,
Na, žodžiu, bet leisti savo pasinaudoti ir jausmu. Toliau yra užbaigti procesus, kurie yra neužbaigti. Ir susirinkti, susigrąžinti iš ten energiją. Mums iš viso visada viskas, kas vyksta, yra energija. Ir mūsų norai, neužbaigti norai, nepadaryti, nesuplanuoti, paleisti ketinimai ir neįvykdyti, jie visi yra pasiėmę mūsų dalelę energijos ir ta energija yra išeikvota. Jeigu mes šiandieną jaučiame, kad tą norą, kurį aš kažkada paleidau, man šiai dienai jis neaktualus, arba kaip tik jisai yra dar aktualus, bet šiandien aš dar neturiu tiek resurso, aš susidėlioju viską į lentynėlės, išbraukiu tos norus, kurie yra nebeaktualūs, pasižiūriu, ko aš tikrai norėsiu ir toje vietoje sakau, tam man reikės tokio resurso ir aš atidedu tam ir tam laikui. Tai taip pat susigrąžino energijos dalį. Kitas dalykas yra, kur dar yra energijos gydymas. Energijos gydymas yra užbaigti tuos dalykus, kurie buvo neužbaigti vaikystėje. Aš pamenu istoriją, kai man už tai, kad aš pavalgysiu, pažadėjau nupirkti kasos aparatą. Aš dar tais laikais, kai mes piešdavomės lėlės, kai siūdavome savo drabužius lėlių gyvenau, tai kasos aparatas buvo kažkoks įspūdis. Tai susigrąžinti, leisti savo nueiti, pasisupti parke, nusipirkti savo kasos aparatą, pačią gražiausią suknelę, pasidaryti savo gimtadienio šventę reiškia pasidaryti savo, ne savo vaikams, ne per savo vaikus realizuotis, nes tai ir vėl bus, kad aš atidaviau kažkam kitam, kitai mergaitai, kitam berniukui tai atiteko. Tas geresnis saldainis, didesnis kąsnis, ledas ir visa kita, bet duoti šį kartą savo. Tai uždaryti geštaltus su savim, ten, kur aš jaučiau trūkumą. Leisti savo dabar suaugusiam žmogui pasirūpinti savo mažą mergaitę arba savo mažų berniukų savo viduje. Duoti pačiam savo tai, ko trūko. Tai irgi yra buvusios energijos susigrąžinimas ir gydymas. Kitas dalykas yra sekti laiką. Tai reiškia sekti laiką, nevėluoti į susitikimus, gerbti kitų laiką. Ir netgi iki tokio lygmens, kad mes būname tiek išsiblaškę, kai kada mes gyvename kažkur, man ten kažkas kažką padarė ir visa mūsų energija nukreipta į tą nuoskaudą, į tą istoriją, kuri tenais vyko. Ne čia mūsų energija, o ten kažkur. Ar mes galime kurti kažką? Ne, nes mes esam kažkur pasilikę ten prieš 10 metų, kaip man ten kažkas kažką padarė. Iš ten parsinešame savo energijas. Gal tai reikalinga galbūt terapija su ta istorija, kad uždaryti tą geštaltą. Tebūnie. Galbūt mes kaip tik esame visados kažkur tais ateityje. Aš ten turiu, kai aš padarysiu, kai aš turėsiu ten savo gydymo centrą, kai aš ten turėsiu savo kažkokią knygą parašytą, kai aš ten dar kažką tais turėsiu, kai ištekėsiu, kai turėsiu vaikų, kai, žodžiu, kai būsiu lieknas, kai būsiu sveikas. Ir mes esame visada ten, mes irgi neturime energijos gyventi čia ir dabar. Ir dar toks mistinis dalykas yra, kai mes kažkur pakimbame tarp gyvenimų. Ir negyvename 2024 metų lapkričio, kelinta čia šiandieną diena yra, 12, 13, taip. Va, matot, kai negyvename toje dienoje, kuri yra iš tikrųjų, ir toje valandoje, kuri yra iš tikrųjų. Tai čia reikia mums susigrąžinti irgi prarasta energija. Tada dar kartą grįžtant prie konsteliacijų metodo ir grįžtant prie šeimų. Dar mes energiją prarandame iš savo giminės sistemos, tada, kai būna kažkas išmestas ir nepamatytas. Negimę vaikai, apie juos nutylėta. Pavyzdžiui, nusižudė žmonės, kažkokie romanai nuslėpti, nesantuokiniai vaikai, neišgėdėtas gedulas, nes statusas neleido, nes pavojinga buvo. Nesantuokiniai vaikai taip ir yra, ne, ir jie nežino, kad jų tėvas yra ne tas, kuris yra tėvas, ar ne. Visos šitos paslaptys, jos lygiai taip pat suvalgo labai daug energijos.
Ir darant genogramas, ir einant gilinantis į savo giminės sistemą, galima tai atsekti ir susigrąžinti resursą, išteklį, gyvybinę energiją į šiandienos datą ir nukreipti ją savo gyvenimui, o ne kartojimui šablonų savo protėvių. Tai jo, taip ir taip. Tada yra kitas toksai momentas, kaip galima irgi susigrąžinti energiją. Tai reiškia, kad susigrąžinti, mokinantis astrologijos, kiekviena planeta turi tam tikrą energijos resursą ir užtaisą. Tai kodėl aš sakau, kad einant pas mane į mentorystę, einant pas mane tiek į grupinę, tiek į asmeninę mentorystę, eikit pas mane į jogą. Nes jogoje mes dirbame, irgi vienas iš etapų yra dirbti su savo kūnu. Ir jogoje aš laikas nuo laiko kažką papasakoju apie tai, kaip tam vienas ar kitas nervo centras, kokią savyje turi kokį užtaisą, kokios energijos, ugnies, drąsos, ryžto, ugnis, charizma, odos švytėjimas, balso tvirtumas. Visa tai atrodo tokie išoriniai dalykai, bet jie priklauso nuo tam tikro energijos dėsnio. Ir tas energijos rūšis mes savyje galime harmonizuoti, pastiprinti, o jeigu tenais jos yra per daug, sumažinti, harmonizuoti, vienu žodžiu. Galime, išmanydami tam tikras planetas, tam tikras technikas, mes su savim tai galime daryti. Tai, žodžiu, astrologija, joga, ajurveda, visa tai yra įrankiai, kurie mums gali padėti būti sveikiems ir gyventi pilnavertį savo gyvenimą su savo genijaus zonoje. Man labai patinka, kai žmonės pradeda gyventi savo genijaus zonoje, jie yra patys laimingi ir daro aplinkui kitus laimingus. Lygiai taip pat tą energiją mes galime atstatyti keliaudami per galios vietas. Mums klaipėdiečiam bepigu. Mes galim, pavyzdžiui, į Kuršių neriją nukeliauti, kur yra galios vieta, ar ne, kur yra gyvi miškai. Kita vertus, pavyzdžiui, aš dabar atsikrausčiau gyventi į vietą, kuri šalia miško, kuris yra rekreacinis miškas, kuris buvo rekreacinis miškas. Kažkada studijų laikais aš rašiau apie Ketvergiuose esantį pušyną kaip apie rekreacinį mišką. Tai vakar vaikščiodama po jį per savo pertraukėlę aš pagalvojau, wow, taigi dabar aš šneku, kad šioje šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje yra daug darbo, daug perdegimo, daug noro įrodyti, daug pasiekimai, yra daug perdegusių žmonių. Mes dabar gyvename iš tikrųjų perdegusioje visuomenėje, kuri kažkurioje vietoje net praranda prasmę nuo to, kad jie yra pervargę. Tai tas rekreacinis miškas man už lango man primena, kad aš jau ir prieš 20 metų domėjausi dalykais, kaip gamta, kaip organizacijoje pertraukėlės gali padėti būti žmogui sveikesniam. Tai žodžiu, galios vietos mums padeda atstatyti resursus. Tai lankytis gamtoje, lankytis tam tikrose vietose labai patarkina ir kviestina. Koks toliau etapas? Apie laiką aš šiek tiek šnekėjau, apie santykį, kad ir žiūrėkit, ir dabar mes, dar kas yra svarbu apie laiką, dabar mes esame iš tikrųjų ilgaamžiai. Ir man pačiai, ir aš šnekuosi su savo pažįstamų rate, bendraminčių rate ir klausiu, aš sakau, ar jums neatrodo, kad mes gyvenam viename gyvenime daug gyvenimų? Kaip mes nugyvename, mes galime būti ir profesijas keisti, ir pomėgius keisti. Ir atrodo, kad prieš 10 metų tas žmogus, kuris buvo prieš 10 metų, visiškai yra nebe tas žmogus, kuris yra šiandieną. Anksčiau tikrai žmonės gyvendavo po 20-30 metų, jų toksai reikėdavo pagimdyti vaikus, pasodinti medį ir visą tai įgyvendinti per trumpesnį laiką. O mes dabar mes galime ir iki 100 metų gyventi. Aišku, mums reikia pasistengti, kad mūsų kūnai būtų sveiki ir leistų mums sveikiems, energingiems, turintiems tikslą išgyventi iki tiek metų. Ir tai tą laiką yra gerbti būtina.
Tai reiškia, kad išnaudoti jį tinkamai, nes jeigu mes nebūname dėmesingi laikui, mes jį išvaistome. Ir tas gyvenimas tikrai, va, kaip viena sekundė pralekia ir kai mes nedėkingi esame už tai, kas vyksta su mumis kiekvieną dieną, kai mes nesąmoningai praleidžiame, neplanuojame savo laiko, leidžiame, kad kiti suplanuotų, kai žiūrėdami į savo dienos planą ir paskui uždedami pliusiukus, nematome, kaip tai susijęs su mūsų didesniu planu ir nematom, nejaučiam to dėkingumo savo už tai, kad mes kažką tais padarėm ir kitiems, kurie prisidėjo prie to, tas laikas toks atrodo tada bevertis ir gyvenimas tampa beverčiu. Tai mokėti jį įvertinti, mokėti tą laiką laikiną, nes mes tikrai laikini esame, nei vienas iš čia gyvas neišeis. Tai vis tiek keisime savo formą, bet kuriuo atveju. Tai vat tą etapą, kuriame mes esame čia vat, fizinėme kūne, šį kartą įgyvendinti tikslingai, vertingai, reikia išmokti. Taip, apie kūną, ar ne, šiek tiek. Kūnas irgi mūsų, jau sakau, kad jeigu norim 100 metų gyventi, mes turime juo rūpintis jau nuo pat jaunystės, rūpintis jau dabar, kad jisai būtų per mitybą, per sportą, per pasipuošimą, per daugybę dalykų, kad mūsų laikysena keistusi. Ir vėlgi, žiūrėkit, dar kartą, kodėl aš sakau, kad ateikite, eidami pas mane į konsultacijas arba į mentorystę grupinę ar asmeninę, ateikit pas mane į jogą. Aš netgi matau, kaip ateina žmogus pradžioje, kaip sunku būna žmogui daryti pratimus ir kiek paskiau jisai turi jėgos. Kaip keičiasi laikysena. O jeigu mūsų laikysena keičiasi, jeigu mūsų petukai, tie, kurie buvo pavargę nuo krūvio, atsiveria, reiškia, mes plačiau įkvepiam. Jeigu mes plačiau įkvepiam, mes turime daugiau džiaugsmo. Jeigu mūsų mostai daros platesni, mes deguonies daugiau įkvepiame, deguonies įkvepiam, kiekviena mūsų ląstelė gauna daugiau deguonies, mes plačiau mąstomės, mūsų mąstymas skaidresnis darosi, galimybės didesnės, ar ne, akis platesnės, jos žiba, išsiplečia, mes norime, mes pradedame labiau svajoti. Na, žodžiu, visa tai mus įtakoja ir netgi tada, kai yra sunkus periodai, ar ne? Pamenu, aš pati tą periodą, kai aš slaugiau, bet aš galvoju, kad čia yra dar viena tema, kai aš slaugiau tėtį. Ir buvo momentas, kai mes viską kišome į jo atstatymą. Ir ties kažkurio momentu tu supranti, kad tai jau yra tik laikina ir, žodžiu, laikina, kad viskas jau čia gyvybė ilgai nebesitęs. Ir žiūriu aš į save, į mamą, į sesę. Ir sakau jom, merginos, dabar nusipirksime pačius brangiausius vitaminus savo, nes kam reikia dabar energijos, tai reikia mum. Kam reikia atstatyti savo kūnus, tai reikia mum. Nes tie 9 mėnesiai mumis taip patarkavo, daug ko išmokė, daug ką padovanojo, bet rūpintis savo fizinę ir emocinę sveikatą šalia to buvo reikalinga dvigubai daugiau negu įprastai, negu neturint tokio didelio krūvio. Tai tie, kurie išgyvenat kažkokius sunkius momentus arba šalia jūsų yra išgyvenantis, duokite žinią, patys tai suvokite, kad tada, kai mums yra sunku, kai mes nešame ne tik savo kuprinę, kurią mes esame pajėgus panešti, bet kai mes nešam dar kažkieno naštą, arba yra daugiau sunkumų, nei aš esu pajėgus panešti vienas, prašyti pagalbos. Grįžtam ten į antrą punktą, ar ne, apie puikybę. Prašau pagalbos savo bendruomenėje, savo gydytojo, savo, nežinau, pas kaučerį kreipiuosi. Nesvarbu, ar tai yra versle kažkur aš užstrigau, ar santykiuose pastrigau, ar aš tikrai turiu kažką slaugyti, maža kas yra nutikę. Gal aš tiesiog, jeigu kas domisi astrologija, einu Saturno periodą, kuris iš tikrųjų sumažina žmogų, sutraukia jį, tai juo labiau reikia rūpinti savim, kad išgyventum tai. Tai šie etapai, kaip sakiau, ar ne, kada aš gimiau, kas aš esu, kas mano tėtis, mama, kas mano yra giminė, kur yra mano gimimo vieta, tai yra pirmieji rodikliai, o kas aš esu, kur yra mano vieta. Tai aš esu dukra,
Aš esu anūkė, aš esu mama, aš esu bendradarbė, aš esu verslo savininkė. Labai tiksliai įvardinti, kas aš esu. Aš esu vadovė, kuri esu atsakinga už savo verslą. O gal aš esu pavaldinė ir nepradedu vadovo auklėti. Tai savo vietoje, kai mes esam savo vietoje, mes stovime tvirtai. Puikybė, e, pražiūrime šitos ego dalykus. E, Ego mums yra reikalingas, bet toks harmoningas ego, o ne išpūstas ego, nes išpūstas mums kaip tik kliūvina. Tada tas noras gyventi, turėti didelį tikslą, mūsų ta beprotybė išeiti iš proto, nueiti iki širdies, leisti savo genijui, savo intuicijai, savo kūrybiniai energijai pasireikšti, užbaigti darbus, susigrąžinti energiją, gerbti laiką, gerbti savo kūną, visa tai yra praėjimai. Ir visa tai per vertybės, per talentus, per poreikius, per ribas, per daugybę tokių subtilių dalykų aš padedu žmogui išsigryninti. Tiek asmeninėse konsultacijose, tiek grupinėje mentorystėje. Grupinė mentorystė dabar prasidės gruodžio 2 dieną, o asmeninės konsultacijos tiesiog rašykite. Ir iš viso, jeigu galvojate, jeigu jums kažkas sujudėjo, sukirbėjo ir jūs pajutote, kad galbūt norėtumėte pasikalbėti, rašykite, pasikalbėkime, nebūtina iš karto eiti į kažkokį bendradarbiavimą didelį. Turėkime susitikimo skambutį, kad galėtumėm pažinti, kad galėtumėm, suprasti, ar mums pakeliui. Tai šiandieną norėjau apie tai, kaip atrasti savo vietą, neatrasti, o sugrįžti į savo vietą, vat tokius keletą etapų, kurie yra svarbus ir kurie atrodo aš papasakojau gana greitai, bet tai yra gilus suvokimai, gilus darbas su savim ir darbas, kurį yra verta nudirbti. Ir patikėkit manim, jeigu jūs galvojat, kad jūs kažką pradirbot, gyvenimas mūsų eina ciklu ir į tą gylį, kurį jūs buvot nuėję prieš metus toje temoje, šiandieną jūs greičiausiai eisite dar giliau toje pačioje temoje. Tai ačiū už tai, kas buvot kartu, ačiū tiems, kurie klausysitės vėliau. Ir jeigu kils klausimų, būtinai man parašykite, aš atsakysiu. Tai nuostabaus trečiadienio. Būkit laimingi.